Štai ir pasiekėm Turungolio pasą. Labą rytą. Šiandien turim 5. kelionės Anapurno žiedinių žygio. 5 rytą ir šiandieną šturmo diena. Kėlėmės 4 valandą, susipakavom visus daiktus. Dabar turim 4:30, tai laukiam arbatos, pusryčių. Ir 5 valandą žygiuojam. Jau yra žmonių, kurie įžygiavo. Kiti irgi pusryčiauja, ruošiasi žygiuoti. Šiandieną ta diena, kai mums reikės pasiekti 5400 aukštyje esančią perėją. Ir Latorango perėją ir mūsų laukia 1000 metrų sukilimo. Beveik 1000 metrų sukilimo. O paskui nusileidimas apie 1500. Tai šiandien šturmo diena, esam ankstyvi, pusryčiaujam. Ir šturmuojam perėją. Atkeliavo mūsų košės. Gediminas rytais mėgsta siurbelį su daržovėm, o aš košelės avižinės. Na į sveikatą. Reikia naudoti kuo daugiau skysčių, kad neužpultų kalnų liga. Dedame skapės. Nu, pasiruošę ir į kelią. Vyjukas nemažas, vėliavas plazda. Morning. Atėjom į high kempingą, užsisakėm arbatėlės ginger lemon honey, tai ženšenės, citrina, medus. Nu, į biškį atsigeriam, atsipučiam, nusirengiam per daug drabužį, jau šunta visą nugarą šlapia, reik nusimesti.
Nu ir užlipom jau trečdalį, tai apie 350 metrų ir užtrukom valandą su kapeikom, tai labai gerai, geras laikas. Ėjom labai ramiai, labai lėtai, vienu ritmu, nebuvom nė karto sustoję, nu tai eini tiesiog ir viskas. Nu tai jeigu ir toliau taip seksis, tai bus puiku. Jau kalno viršūnė apšviesta. Nu ir toks rytas va. Turim minusiuko, nežinau, gal kokius -5, lengvas vėjelis. Na ir saulutė kyla, po biškį kyla. Žmonės eina po biškį į viršų. Jau pasirašėme eiti toliau. Lempų nebereikia. Vėjukas biškelį pučia. Kai kurie žmonės sugalvojo perėti ir su dviračiais. Bet dabar tai čia tik porteriai darbo nešikui. Tai jisai šešniūrą neša kažkieno dviratį. Vėjas nemažas. Superman. Good. How are you? I'm good. Right. Okay. Pasiekėm 5000 metrų. Nu ir porterį neša dviračius. Kažkas sugalvojo su dviračiais užsirepliuoti viršų. Tai davė darbo porteriams. Vargas. Vargo vakarienė. Turim 5000 metrų. Tai lygos sukilimo 400 metrų. Nu, sakykim, dar trečdalį. Va, jau matosi aukščiausia vieta. Perėja. Tai dabar tiesiai ten ir keliaujam. Morning. Hello. Hello. Hello, buongiorno. זה אחד אחרון הבא? Hello. Pasiekėm 5-1 aukštį, tai jau yra Ararato aukštis. Tai mums pavyko po metų pertraukos
pasiekti Ararato aukštį, bet mes turim dar didesnių planų. Dar geriau. Mes sieksim 5-4 perėję. Truputį liko į viršų, jau liko visai nedaug. 8 ryto. Koks aukštis, Gediminai? 5190. Nu tai 5-2 grubiai, liko dar 200. Pasiekėm Torongo Lepas 5400 virš jūros lygio. Nebijokit keliauti savarankiškai. Sutaupysit pinigų, pasieksit tai, ką norit pasiekti. Thank you. Thank you. Hello, hello. Nusileidom greituoju būdu kokius 300 metrų. Nu ir dabar biškelį užkasėm. Batonėlis, atsigerti. Pažiūrėsim, gal kažką drabužį nusimesti. Nu ir gražus vaizdai aplinkui. Vėjas netoks didelis, biški yra gūsiai. Užkandam ir leidžiame žemyn. Kaip tu, Gediminai? Kokia savijauta? Wonderful. Pasiekė 5-4. Tai savarankiškai gal geriau keliauti negu su grupe? Trigubai geriau. Trigubai. Į finansinę naudą ir pats pasidėlioji, kada ką nori. Eini kaip nori. Eini kaip Jo, nori. palei savo organizmą pasitaikai. Pagal savo greitį. Nu, fantastika. Džiaugiamės, kad pasiekėm. Turėjom gerą laiką, gražių vaizdų. Good. How are you, Richard? Good, Richard. I have survived. Still alive. Yes. You're welcome. That's good. Namaste.
Nusileidom jau į 4.1 aukštį, susiradom kavinukę su Wi-Fi'um, atsigeriam arbatos, užsisakėm siaubelės. Labai svarbu yra susisiekti su šeimynom, nes šią porą dienų neišėjom į ryšį, pasakyti, kad gyvi sveiki, viskas gerai, kad nepergyventų. Pasivalgom, pasibūnam ir judėsim žemyn. Tai žemyn, sakėm, judėsim, kol rasim apartamentų su Wi-Fi'um, kad galėtume bendrauti su šeimom. Tai judėsim į apačią ir klausinėsim, kokie patogumai, bet pirmenybė yra Wi-Fi'us, tik su ta elektra jokingai. Tai yra, tai nėra. Kas turi saulės elektrinę, tai gerai yra. Tai ir klausim, kas, kaip sakant, turi pilną komplektą, kad dirbtų. Atkeliavo siaubytė, viskas labai skanu, valgom, stiprinamės. To, ko norėjom, negavom, bet buvo kitokios siaubelės, tai su kiaušiniu, su makaronais, su morkom, kopūstais, visko, ko reikia. Biški energijos, biški daržovių. Jau iki toną. VIP zona. Namaste. How are you? Good. Thank you. Namaste. Susiradom išbutuką. Iš pradžių toks prabangus stovėjo, tai ten 3000 susiprašė vietinių pinigų. Wi-Fi'us, karštas dušas. Bet paskui paėjom kelis namus ir paklausėm, tai yra Wi-Fi'us, šiltas dušas nuo saulės energijos. Ir jeigu valgom, tada nemokamai. Mums, kaip ekonominio lygio turistams, tai labai tinka šitas. Mums svarbiausia, kad būtų Wi-Fi'us, nes norim su šeimom susisiekti ir pageidaujama dušas bent jau šiltas. Tai visa tai yra, ir gerai.
Tomatą. Atėjom nuo pomidorinę. Thank you. Kaip siubelė, Gediminai. Valgoma. Šaunu. Pomidorų su pupom labai skanu. Tavo irgi pomidorų? O, geras. Mano pomidorų ir sūris irgi gerai. Šilumos gerai, trūksta šilumos, šalta. Gali būti čili, įdėti čili, kad aštriau būtų, kad plaukai prakaituotų. Atkeliavo makaronai mūsų. Dujos šildo, tai turėtų būti šilta, bet pakol kas šilta nėra. Tai Šaltas namas. šaltas namas, kambarinė šildomi, visur šalta, saulė nusileido. Šalta. Valgysim Gerą makaronus. apetitą, ką? Ačiū. Mušam? Mušam. Man tavo morkos patinka. Morkos gražios. Man tavo višta nepatinka. Nu, čia atletė iš kalnų. Pažiūrėsiu, ar sukramtysiu. Dar kokią tuną pasirašyčiau, bet jo. Oh, thank you. Very spicy. Very spicy. Adžika. A drop of it. Just a drop. Nu ką, atėjo vakaras, atvėso oras. Čia mus šildė iš pradžių su dujiniu pečium, bet dabar išjungė, nes pradėjo akis greužti, neina pabūti. Bet ką tik buvau kambarį, tenai šalta, ieškojau šilto vandens, nerasta. Kažką sakė, kad galima į Rusiją eiti, tai tikro šilto vandens gauti, bet nelabai tikiu. Nes jie vis tiek kažkokioje vietoje apgauna, visados kažką prižada, ko nėra. Jo, tai norėtųsi biškį tos šilumos, dieną sušylant, saulutės kažkaip, kol eini, judi, viskas gerai, šilta, gera. Bet naktis tai čia šaltos, tai temperatūra arti 0, kambariai nešildomi, tai irgi pojūtis toks pat. Tai tokia temperatūrai miegoti ir iš ryto atsibusti, rengtis, tvarkytis buitį, jo. Tai ką noriu pasakyti, kad čia buvo sunki diena, buvo ilga diena, kėlėmės anksti, ėjom per perėją, reikėjo daug sukilti, daug nusileisti, tai diena buvo turininga, graži, įdomi, su išbandymais, bet buvo verta to, tai planas įvykdytas. Tai dabar jau eisim miegelio ir noriu su jumis atsisveikinti. Ir jeigu patiko mano video, tai spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam kito video. Iki susitikimo. Iki.